Sveiki visi ir mes įrašą pradėsim nuo kito įrašo, kurį filmavau prieš tai, kad suprast, ką maždaug padariau. Nebuvo detaliai, bet grubiai nufilmavau, papasakojau keliais žodžiais ir užteks. Nu ką, šiandien diena garaže trumpam su vabalu bandysim aptvarkyti tam tikrus dalykus. Kad darbas būtų neliūdnas, reikia pačiam pasidaryti. Kaip ir minėjau, kaip ir rodžiau, už Temu užsisakiau visokių nesąmonių. Tik šitą nusipirkau degaliniai, 10 eurų jo tararai sumokėjau. Bet yra kaip yra, kad padaryti šiandien reikia. Šitas čia, jisai ištisai žiba, galiu iškart parodyti. Paspaudėm mygtuką ir žiba yra kažkur ir pultelis. Tai padarysiu arba per pultelį, arba per USB, nes galima ir per USB. Paskui parodysiu kaip žiba ir užsisakiau ledus. Tai įdėsiu ne priekį, o viską gale, kad žibėtų. Bus matyti kaip sugalvosiu ir bus matyti kaip pasidarysiu. Galvoju, bus protingiau padaryta mano, bet darau ką daryt. Čia. Eina čia, paskui pereina į šitą pusę kažkaip ir eina va iš šito plastiko va apačiai, užsikišau šitaip ir tada eina šičia, čia irgi po plastiku užkišta tenai, pereina šičia, čia nesimatyti aišku, įjungiam, čia pereina irgi, nu žodžiu. Tada čia pasodinė, čia įinkišta. Visur, kur galėjau įnkišti, čia įnkišta. Atlenki sodinę ir yra, aišku, bagažinė su daug visokių nesąmonių saldainim ir galas. Va, vieną šiaip netai prasivedžiau. Dabar eilė šitom lempom, jos bus pasodinė keleivio ir galimai šičia, plaukite, galiu parodyti. Vienas bus šičia po apačią, o kitas bus va tenai užkištos. Aš tikiuosi čia pravesiu laidą ir čia užkišiu, jeigu išeis, jeigu bus galimybė. Nu, šiek tiek šviečia. Čia ant magneto padariau šitą vietą. Visumoj atrodo gerai. Ir dar kai ką. Ir liko lazeris nepajungtas, tai bandysim vėliau kažkaip mes jį dajungti, prijungti ir bus visa diskoteka. Tai Temu išgelbėjo, žiūrėsim ar nuotaika bus vokiška ar kiniška iš Temu. Tikiuosi vokiška. O dabar -8, pusė pirmos, pradėjau labai vėlai darbus. Tradiciškai mano draugas pasitinka ir nuolatinis draugas. Nuvariau greitai pasiimt latė. Pasiėmiau latė ir varysim galimai mašiną plauti, nes purvina. Gerai, viena plovykla uždaryta savitarnos, varom kita, o ant galo tikriausiai varysiu į automatinę. Mokėsiu daugiau, nors man tik druskas reikia nuvalyti, nes baisi, bet nuplaus gerai. Nu irgi nedirba. Kas belieka? Automatinė. Nes pas mus yra tik 2 šitos savitarnos. Nes gal ledų prisidaro, uždaro, neįsivaizduoju. Tai jos uždarytos, lieka tos, kur cirkul, kur robotukai. Gerai, varau. Mažiau kalbėjęs. Esmė, jūs juokaujat? Nieks nedirba. Nieks. Nu, jop tararai. Šitą žaislą tai eina pajungti ant USB. Bet jisai lengvai nusiema. Čia yra magnetas. Pasikrausiu namie, uždėsiu ir veikia. Laisvalaikio žiūrau LRTI, man atrodo. LRTU. Pasiklydė žemėlapyje. Labai graži laida ir gera laida su Republiku Karoliu.
kol sėdžiu be užsakymų. Nu, pas mane jau yra 3:30 beveik. Ar jūs dar prisimenat sušildyti vandenį į mašiną ir į vandenį? Senas dalykas, įdomus dalykas, bet ar reikalingas, tai klausimas. Kažko panašaus ir ieškojau ir suradau, tik reikėjo 2, o ne 3 ir čia dar USB. Nu nieko, nusipirksiu. Bus gerai. Nu, grįžau, buvau Norfoj senoji, kurioje jau senai buvau. Nusipirkau kefyro. Paragausiu, kokteilis kažkoks. Skirstytuvą pabandysiu pajungti šį čia va, kad jungtų 2 rozetkės. Ir kanelių. Kavai, joptarai, neuždirbu, aš milijonierius, ne bet kas kitas. Iš Bolto tik gyvenu, iš Bolto. Iš pavežėjo, gal tiksliau atlyginimo, labai daug uždirba. Tai va, gerai, pabandau pirmą pajungti ir pažiūrėsiu, ar tas daiktas veikia. Nu, šitą sunkiai įsikišo, va. Klausimas, ar jis aplamai įsikišo, ar veikia. Daugiau nei įsikiša. O visas aparatas tai vapšė papigiai. Nu, vapšė, nu, ar toks žodžio nėra net. Nu, jis plastikas, trumpai tariant, plastikas, jau antik plastikas, kad joptararai. Nu, bet, veikia. Gal tik tiek tai reikėjo. Gerai. Pajungiau, eisiu krauti savo ledus ir ruošęs vakarui. Varau namo. Ir dabar tą laiką labiau stoviu negu važiuoju, todėl jaučiu varysiu namo pakimarint ir jungsiuos tik ant vakaro, nes dabar tik stoviu, mūsų padaugėjo, bumas baigėsi, kaip prieš tai buvo, tai galvoju, namo varyt. Antras išvažiavimas, dabar yra nežinau kiek valandų, paskui pažiūrėsiu ir žiūrėsiu, kaip sekasi, pasiėmiau pasikrauti savo ledą, į bagažinę dabar nueisiu ir vakarui pasiruošim, kad būtų linksmiau. Uhu! O dabar yra 6:30 ir surinkta 54 eurai, man atrodo, per visą tą laiką. Nu vis tiek aš gale vaizdo įrašo pasakysiu, kiek surinkau. Šiandien antras maistas, ne jogurtėlis, o Neptūnas ir užsimaniau saldaus. Kaip aš gyvas, kaip ir sakiau, neįsivaizduoju. Opa, išsikraustom, opa, nueinam. Šičia, atsidarom bagažinę. Pasiėmam savo DJ pultą. Kiek pasikrovė, tik pasikrovė. Čia uždengiam antgalį, kad gražiau atrodytų. Joptararai, dar diskoteką pasijungiau ant savęs. Va, neuždengiu. Nu, vieną ranką uždengti yra ką veikti. Op, gerai. Va tai va, su tuo galu gražiau atrodo. Tai stengiuosi išsaugot. Toliau. Sėdam į automobilį. Atsisėdu su į automobilį. Va šitą va. Ir uždedam šitai. Kur tas mano magnetas? Čia kažkur magnetas. Aišku, jums nesimato. Bet įjungus. O! Nu, dabar va prasidės diskoteka. Ir jau yra 100 PM8 ir beveik 12 valanda. Oho, superinė diena. Labai gera diena. Toliau judam. Nežinau, kiek judėsiu, nedaug, bet pajudėsiu dar šiek tiek. Su ta nuotaika, su mini švieselėm užbaigiu dieną. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki sekančio karto. Visiems myliu, bučiuoju ir iki.